Skinsiu raudoną rožę. Mano naujasis sodas dar tik mintyse, o realybėje jis tik plyna buvusi statybvietė, kurioje jaunų medukų rykštelės pranyksta, sodink nesodinės. Bet blogiausia, kad gyvename lyg kaimyno priežiūroje, visas kiemas jo apžvalgos aikštelė, o mes gėrimės jo buitimi. Ką daryti? Iš rudens kiemą apsodinau metraukščio kanadinių cugų gyvatvorę, bet ją tiesiog suvalgo kiemo tuštuma. Juk sodas gražus tik tada, kai jame kaip šeimoje auga skirtingo amžiaus ir subrendimo medžiai bei žolynai. Man verkiant reikia stebuklo. Tai tikras, kad mes šitą pušį iškelsim ir jinai po savaitės nebus stagarėlis? Jinai nesupyks? Šita pušis tikrai yra dar pakankamai maža. Maža? Dar maža. Mes galėtumėm didesnę sodinti, bet tiesiog pasižiūrėjom, kad pas ją gražiai nuaugusios šakos nuo pačios. Mano bičiulis Kęstutis irgi yra sodininkas, tačiau jis sodininkauja taip. Idėja tokia. Jums nereikės laukti 10, 15 ar 20 metų, kad jūsų kiemas virstų ūksminga privačia erdve, paslepiančia jūs nuo kaimynų ir pagražinančia visą landšaftą. Ir tai gali nutikti per dieną. Gal pradedam? Tuojau. Tik turiu jūs perspėti, kad didelių medžių kelioniai reikia 2 dalykų. Gero kaimyno, kuris sutiktų, kad jūsų medis taptų ir jo kasdieninio vaizdo pro langą dalis. Ir dar reikia medžio. Kęstutis man išrinko net 2 15 metų pušis iš Vilniaus regioninio parko teritorijos, kur jos savaime užaugo ir kitu atveju būtų nukirsdintos. Tačiau Medeinės parkų dėka iškeliaus į naujakurių sodus šio agregato, kuris jau štai skverbiasi į mano sklypą dėka. Pirma, kasim duobę. Iš tiesų didžiulę duobę, kuri idealiai atitiks žemės gumulo, su kuriuo ir atvyks mano kiemo karalienės dydį ir formą. O dabar į mišką. Kas čia įvyks jai? Ko jinai neteks keliaudama? Jai reikia tos aplinkos, kur yra aplink šaknis, nesujudintos, nenutrauktų tų smulkiųjų šaknų, grybienos tų gijų. Ir kai visas tas aplinkui žemės, tas jau reiškia esantis visą tas masė, tas paimamas, tai tada tas medis nepajaučia persodinimo. Jis gali trečdalį šaknų prarasti. Bet blogiausia, kai yra pažeidžiamos ir nukratomos tos smulkiosios šaknis, grybiena. Tokio persodinimo, kurio imasi Medeinės parkų komanda, metodas Lietuvoje didelė naujovė. Nors Amerikoje, iš kur ir atkeliavo šita stebuklinga mašina, tokie agregatai medžius kilnoja antai jau 40 metų. Ten visai normalu, pardavus namą, kartu su spinta ir paveikslais išsivežti ir vaizdą pro langą. Mylimą medį. Tas principas yra kaip močiutės, kai į turgą atneša augaliai ir čia yra žemė gimtoji, ne? Gėlytė su gimtaja ta žemė. Tai čia ta logika yra, kad augalas nukeliautų su ta žemė, prie kurios jis yra pripratęs. Jūs teisingai pastebėjot, ar turgoje, ar taip žmonės jie supranta, kad tas medis turi keliauti su savo gimtaja žemė. Arba bent jau to žemės turėtų iš tos senosios vietos kuo daugiau gauti. Paskui, kad aklimatizuotus. Jo, tada jam lengviau priprasti. Visos šaknis, kurios persikels, jos bus su gimtaja žeme, tenai bus pasodinta ir vėliau jau jos galės leisti naujas šaknis, kurios prisitaikys prie kitos dirvos struktūros. Kęstutis sako, kad didelio keliaujančio medžio pasirinkimą riboja tik estetiniai argumentai. Ar malonus jis bus akiai kasdien žvelgiant pro langą, ar dėrės prie savų ir kaimyno želdinių. Tu renkiesi tą, kuris tau gražu bus ten, kur jisai toliau auks. Sakyčiau, sveikam kūne, sveika dvasia. Kai matai, kaip tavo kiemo naujoji gyventoja grakščiai kyla į dangų, patikėkit, užima žadą. Bet man rūpi įsitikinti. Medis keliauja su 2,5 kubo žemės gumulo. Bet ar to pakanka? Kiek šaknų paliko miške? Juk pušis labai lepus augalas. Ir kaip kiti spigliuočiai, eglės ar kadugiai, kurie dažniausiai neprigyja, kai mėgini išsikasti kastuvėliu, nes kartu su žeme nuo šaknų nuplyšta ir grybienos gijos, kurios augalą maitina. Pirmoji pamoka.
Spygliuočių negalima kilnoti iš miško plikomis šaknimis. Jei kasate patys, tai tik su žemės gumulu, nes kitaip medelis žus atskirtas nuo jį maitinančios grybienos. Manau, kad šitos pušies išsaugota 90% šaknų sistemos. Fantastika. Tai jai yra pakankamai. Karkvabalio lervos galėtų pažeisti daugiau per sezoną šaknų, negu mes dabar pažeidėm persodindami. Sakė. Euforija. Fantastika. Pavydžiu jums jūsų darbo. Sėdu greta vairuotojo, o ant keleivio sėdynės mano naujoji pušis. Sergejus, toks vairuotojo vardas, man pasakoja, kad visai neseniai vežė 15 metrų aukščio eglę. Tai jos viršūnė matėsi virš vairuotojo lango. Nagi, o dabar pušelė sveika atvykusi į naujus namus. Metų medis klesteli į naują sostą, nes Medeinės parko agregatas jį iškasė taip tiksliai, kad jį dailiai įsipaišė į mano kiemo šlaitą. Kai pro langą, stebuklas, kaimynas pradingo, bet liko jo autoūkis. Vykstam į mišką vėl. Naujos duobės žemė ir vėl keliauja į mišką. Jie užpilam ką tik iškastos pušies duobę. Ir pas antrąją mano kiemo karalienę. Tai viskas? Galima grožėtis. Taip. Galima šitos medžius genėti. Kęstutis aiškina, kad taip persodinti augalai dėl to, kad patrumpėja jų pagrindinė šaknis, bonsėja, tai yra tampa panašus į bonzą. Ne taip intensyviai stiebėsi, bet įgyja menišką formą. Kad tai įvyktų dar greičiau, man patariama naujasias kiemo gražulės genėti. Ta reikia daryti gegužės viduryje, kai išauga ūgliai. Tai gegužės mėnesį galima tuos ūglius truputėlį patrumpinti. Truputėlį tai kiek? Per pusę jos. Tokio sekatorium ar žirklėmis. Po vieną, nes ten galima tą grupę, visą tą kuokštę paimti. Nekreipti dėmesį tą vidurinį. Ne, tiesiog jūs visus nukirpti per pusę maždaug. Būna gamtoj natūraliai kažkokie kenkėjai, kažkokie, reiškia, gyvūnai, briedžiai, stirnosios irgi skabo. Ir labai turi daug vitaminų. Teisingai. Žmogus gali ir maistui naudoti tuos ūglius. Tai dar... Arbata. Taip, arbata. Jo, pušūglių arbata yra C vitamino bomba. Taip. Įvairiem gyvūnam, augalėdžiam labai sveika. Ir žmogui irgi. Ir žmogui, taip. Antroji pamoka. Jei norite, kad paprastoji pušis sutankėtų, taptų panašiai bonsą, genėkite ją gegužės viduryje, kai išsprogsta pumpurai. Po kelių metų genėjimo galima padaryti pertrauką. Tada medelis ūgtels ir taps labiau ažūriškas. Kęstutis dar patarė mano kiemo naujokės kelis kartus palaistyti. Nors iš tiesų tai tik mano virpančio širdies nuraminimui. 15-mečiai medžiai nė nepajuto kelionės, nes keliavo dar miegodami žiemos miegų. Nors šis persodinimo būdas leidžia medžiams keliauti bet kokiu oru ir visais 4 metų laikais, o vasarą, kai žemė išdžiūvusi, tam tinka geriausiai. Kiek jūs medžių pasodinat per dieną? Iki 20 medžių. Iki 20 medžių. Jeigu yra patogu iš vienos vietos paimti, kitą vietą persodinti. Jeigu nereikia jokių papildomų darbų, taisyti privažiavimo, kelių ir kitų klausimų. Tai gerai, kokį didžiausią jūs esat persodinę sėkmingai? 35 cm. Ir kas tai buvo? Klevas. Klevas. Tai jau čia... Storas klevas. Taip. Visiškai gyvenimas dalykas. Lukiškių aikštėj kokia ąžuolą didžiulė. Taip, galėtų būti gyvendinama. Vietoj paminklo. Taip. Ačiū Medeinės parkams už keliaujančių medžių stebuklą. Nors mudu su operatoriumi ir trukdėme vyrams filmavimais, visas procesas tai užtruko porą valandų. Man atrodo gražu. Labai gražu. Ir iš visų pusių, net kaimynai gražu. Ir kaimynas gražiai. Kęstutis pasakoja, kad kai kurie klientai tiesiog greitai išeina į darbą plynų lauku, o grįžta jau į parką.